Rugsėjo 9. Kad būtumėte nepeiktini, nekalti ir nesutepti Dievo vaikai sugedusioje ir iškrypusioje žmonių kartoje, kur jūs spindite tarsi žiburiai pasaulyje. Tvirtai laikykitės gyvenimo žodžio. Laiškas Filipiečiams 2 skyrius 15-16 eilutės. Kiekvieno Dievo vaiko pareiga yra tikras aktyvumas tiesos platinime, leisti, kad šviestų jo šviesa, išlaikyti ją švarę ir šviečiančią. Švarumas ir švietimas ką tai reiškia? Tai reiškia, kad turime įdėmiai atkreipti dėmesį į gyvybę žodžius ir pasiekti tikslų tiesos pažinimą bei rūpestingai ir ištikimai apvalyti kiekvieną klaidos pėdsaką iš karto, kai tik tampa mums matoma, ar tai būtų klaida doktrinoje, ar mūsų kasdieninėme elgesyje, ar kalboje, kad skaisti dieviškos tiesos šviesa galėtų šviesti ir turėtų, kiek tai yra įmanoma, mažiau kliūčių panaudojant skaistų ir švarų charakterį. Stenkimės, kiek tai nuo mūsų priklauso, kad mūsų elgesys nebūtų vertas pabarimo arba kenksmingas. Turime būti tokiais, koks buvo mūsų viešpats, kuris pastoviai buvo užsiėmęs gero darimu. Ir jeigu kiti ieškodami mumyse ydų mus kaltintų, tai ta kaltė dėl padaryto blogio nebūtų pasekmė iš mūsų pusės, bet pasekmė blogos širdžių ir proto būsenos tų, kurie mus kaltina. Taip kaip mūsų viešpats veikia apsuptas blogos aplinkos, taip ir mes turime šviesti kaip šviesos žiburiai šiame pasaulyje, stengdamiesi laiminti, bet nekenkti. O jei ta šviesa, kurią gauname, yra neapkenčiama tamsos vaikų, atsiminkime mūsų viešpaties panašius išbandymus. Ir taip kaip jis, kai buvo atmestas vienų, ieškokime kitų, kuriuos galbūt mes turėsime privilegiją laiminti žemišku ar dangišku gėriu. Klausimai: kokie buvo mano išbandymai šią savaitę susiję su šia eilute? Kokios buvo pasekmės ir pamokos? Kad būtumėte nepeiktini, nekalti ir nesutepti Dievo vaikai sugedusioje ir iškrypusioje žmonių kartoje, kur jūs spindite tarsi žiburiai pasaulyje. Tvirtai laikykitės gyvenimo žodžio. Laiškas Filipiečiams 2 skyrius 15-16 eilutės.